Mes turim ir kito tikėjimo atstovus, materialaus tikėjimo atstovus. Prašytume jums pademonstruoti, kaip jūs rodat džiaugsmo, laimę, sveikatą, kaip jūs kuriat gyvenimą. Kairiaus polinkio atstovai. Valio, draugai! Valio! Kiek gyvuoja sovietų nacionalinė inteligentija, aktyvūs komunizmo statybininkai. Valio! Valio! Pagal marksizmo ir leninizmo ideologiją, pagal komunistų partijos vadovybę, į priekį siekti naujų pergalių komunizmo statybai. Valio! Štai mūsų atsakymas. Ar yra laimingi komunizmo statytojai? Tai pažiūrėkit, kiek pergalių pasiekta, kiek... Judam pirmin? Taip, judam pagal... O kur priekis? Į priekį, į darbo liaudės lygybę. Ar turėtų būti pasaulyje lygybė? Kad visi turėtų palygyti. Popiežius ir šventosios dvasios dešinės atstovai sako, lygybė nereikalinga, lygybė yra blogai. Na, čia matyt opimas liaudžiai. Šiaip, lygybė tai, kai visi turi pagal poreikius, o dirba pagal galimybės, kaip ten sakė Leninas, pamiršau. Leninas sakė, iš kiekvieno pagal sugebėjimus, kiekvienam pagal poreikius, o poreikius nustatys vadai. Jūs esate šviesa. Taip. Daugiau negu tikintieji. Mes galvojam, kad einam į šviesą. Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos piliečiai. Vienam iš daugelį eilėraščių buvo pasakyta, kad išeinam saulės parnešti. Dabar, išvykdami į šią kelionę, mes, Lietuvos liaudies Seimo atstovai, galim pasakyti, kad mes išvažiuojam parnešti Lietuvai saulės, naujajai Lietuvai Stalino konstitucijos saulės. Tegyvuoja didžioji tautų draugystė, tegyvuoja Lietuva, didžiosios Sovietų Sąjungos šeimos narys, tegyvuoja didysis tautų vadas Stalinas. 1940 rugpjūčio 3-ąją į senuosius Kremliaus rūmus įžengė Lietuvos Seimo atstovai. Ar jūs randat ramybę savyje? Randat ramybę? Tokių klausimų net nekyla dirbti. Reikėm žmogui. Tai neturi kilti tokie klausimai. Na, yra kelias, statyti šviesų rytojų, o ramybę gal senatvėje pagalvosim, nežinau, dabar apie tai nesusimąsim. Nėra kada, dabar reikia dirbti. Dabar dirbam. Priekį. Ar esat laimingi? Na, partijos kelią vykdyti yra atsakingas uždavinys, taip gyventi. Didesnio paminklo didvyriams nebus, kaip vykdymas jų idealų. Gerai žodžiai. O kaip su dvasiniais dalykais jūsų šitoj kryptyje? Kaip tikėjimu Dievu? Čia labai paprastai. Štai, dievai. Šitie jūsų Čia yra dievai. mūsų vadai, o suprantat, dvasiniai, dievai, na, kur tas dievas? Vat, mes tikim materiją, gerovė, kai žmogus grįžtas namo turi ką valgyti, yra vaikų darželių pastatyta darbo liaudžiai vaikams vesti. Jūs čia kalbat dievai, jūs turbūt norit pinigų, čia laimėjau paklausti, turbūt norit, kad jums žmonės pinigų į bažnyčią daugiau atneštų. Nieko nedirbat, neprisidedat prie gerovės, o tik tai skleidžiat savo. Kaip čia vat yra, kur tas dievas, ar jūs matėt tą dievą? Žmonės ištroškę dieviškumo. Bet ar jūs matėt, kur tas žmogus, kur matė dievą, o aš ką noriu paklausti visada? Niekas nematė. Nu, vat.
žmonės meldžiasi ir tiki. Čia jau yra tikrai opiumas liaudžiai, kaip sako mūsų vadai. Trumpalaikiai jūsų džiaugsmai. Jūs išnaudojat, jūs dabar kalbate apie tikėjimą, apie meilę, o pažiūrėkit, kiek žmonių nukankinot, kiek sudeginot ant laužų, kiek... Vardant to pačio tikėjimo. Duokit jums laisvę, jūs ir dabar tą patį daryti. Mes turėjom laisvę ir turim jau 2000 metų. Ir matot, niekas nesugriuvo. Tai jau dabar pradėsim griūti. Mūsų vadai rūpinasi, mūsų jūtų. Jūsų Kiek tai... kitom religijom, kiek daug dievų yra. Aš prisimenu tą spalio revoliuciją. Oi, kiek žmonių nukankino, kiek sušaudė. Tai čia, kaip sakant, čia kaip ir jūsų dievas, kur ten nužudė netikinčius. Jūsų dievų pasimtiniai. Žiaurumo jums tikrai netrūksta. Teko. O kaip jų pomirtinis gyvenimas, ar materija? Čia labai Bet jūs numirsit ir mes ir nešam tą šviesą į pomirtinį gyvenimą. Jeigu dabar ir pavargsim, ir jeigu dabar ir nepriteklius, ir tas gyvenimas gal, ne visiems toks ten meilės kupnas, bet po mirties, už nuodėmes, už atgailą, už šventų sakramentų priėmimą tikrai mūsų laukia laimė, meilė, palaimė. Nėra jokio Ir pomirtinio mes gyvenimo. šitam gyvenime jau rūpinamės apie tai, apie visą šitą pomirtinę gerovę. Mes tikime ir tas šventas tikėjimas mums labai padeda. Bet jokių faktų, jokių įrodymų, kad taip yra, nėra. Šventuose raštuose parašyta, Jėzus prisikėlė, nuėjo į dangų, ir Marija. O ar neprisikėlė? Mes tikime, kad prisikėlė, tai prisikėlė. O jūs pasižiūrėt, kad gamta prisikėlė pavasarį, o kryžius kaip būna aprūdijęs, pats kryžius apipuvęs ir jeigu joks žmogus nepataiso, tai jis neprisikėlė. Ar čia yra Jėzaus ir jūsų kryžiaus silpnumo ženklai? Visas ne Jėzaus, bet parapijiečių. Aplaidumas, nusilpo tikėjimą. Tai gal reikia pakeisti kryžius medžiais ir jie patys prisikels iš vidaus. Iš šventosios dvasios medžiai prisikėlė pavasarį. Ar negeriau būtų toks savaiminis, vidinis prisikėlimas? Ar nepalaiduotų mūsų rankas ir mūsų ranka galėtų kurti džiaugsmą, meilę, laimę? Čia reikės mokslininkus pajungti, kad nereiktų tiek daug parapijiečiams vargti, prisidedant kiekvienais metais prie kryžiaus. Atgaivinimo, paprašymo. Jūs turit nors vieną pavyzdį, kuris nors būtų radęs dvasios ramybę gyvenime. Tai kaip ir visi jie tą ramus bažnyčioje. Jie po mirties būna ramus. O kaip gali būti po mirties ramus, jeigu iki mirties buvo neramus? Iki mirties reikia melstis. Ir su malda nueiti neramiam. Koks išėjai? Ar gali paprašyti atlikti vieną veiksmą, gerbiamą popiežių? Žinau. Paprašysiu išeiti už durų, nueiti. Negaliu. Ten yra visas kitas pasaulis ir pažiūrėti, ar jūsų ramybė pasikeičia, perinant į kitą pasaulį. Atlikim eksperimentą nedidelį. Prašau, prašau, ar pasikeitė jūsų ramybė dabar? Aš tiesiog gerai jaučiuosi. Prašau, galiu. Ar keičiasi, kad nors perinant iš vieno pasaulio į kitą? Iš vidaus išeinant į išorę, iš išorės į vidų. Jeigu yra nerimas čia dabar, ar jisai neliks ir po mirties? Faktai... Jūs labai daug abejojate. Reiktų pasitikėti šventų raštų. O jūs evoliuciją tikit? Evoliucija? Ar yra evoliucija? Nėra evoliucijos. Revoliucija, va. Yra revoliucija. O evoliucijos nebuvo. Ne, nebuvo evoliucijos. Kad šiaip ateistai tiki evoliuciją. Tiki? Taip. Mes dar tokie pradedantis. Pasiruošę tikėti. Jo, atsiprašė, pasitikslinsim su vadais.